Labas rytas. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę šiandien skaityti, ar neskaityti, o tiesiog jums padaryti tą pirmąjį pranešimą. Ir atsižvelgiant į tai, kad šiek tiek yra pakeitimų darbotvarkė, galbūt mano pranešime aš pasistengsiu atsakyti ir tuos klausimus, kuriuos jūs uždavėte, o po to kiti pranešėjai galės papildyti mane. Ir aš turiu ir skaidrės tokias, jos, minutėlę, jas pradėsim rodyti. Nors iš tikrųjų noriu jums papasakoti, kaip, tiesa, manęs prašė kalbėti mikrofoną, aš jau irgi tik noriu eiti arčiau jūsų, nes labai geras buvo ponios Andrienės pastebėjimas, kad jūs visi taip išsiskaidę, o vis dėlto klasterėje mes turime visi burtis arčiau vienas kito. Ir tai iš tikrųjų yra vienas iš klasterio uždavinių. Gerai dabar girdit mane, ne? Ir taigi mano pirmasis pranešimas būtent apie tai, kaip klasteriuose galima kurti inovacijas bendradarbiaujant mokslui ir verslui. Kokia galima ta mokslo ir verslo sąveika klasteriuose. Tačiau kalbėsiu pradžioje ne tik tai apie šitą sąveiką, bet apskritai apie tai, kas yra klasteriai, ir galbūt savo pristatymę pabandysiu jums į tos keletą jūsų užduotų tokių probleminių klausimų ir atsakyti. O po to mes perėsime prie to, pažiūrėsime, kokia vis dėlto ta mokslo ir verslo sąveika gali egzistuoti, arba net negali, iš tikrųjų turi egzistuoti klasteriuose, nes kitaip klasteris neatitiktų tos tikrosios klasterio koncepcijos. Aš pati esu tokio naujos kartos mokslo ir verslo klasterio prezidentė, koordinatorė. Tai yra, šis klasteris veikia kaip asociacija, jisai turi juridinę veiklos formą. Tačiau iš pavadinimo matot, kad pavadinimas yra gan bendras, jisai neatspindi kažkokio konkretaus ūkinės veiklos sektoriaus. Tai jis ir yra labiau skatinantis mokslo ir verslo bendrą sąveiką, kuriant naujus produktus, tačiau kaip ūkinės veiklos sektorių mes savo klasteryje esame identifikavę intelektinės paslaugas. Ir intelektinių paslaugų klasteris yra tai, koks klasteris veikia mūsų asociacijos viduje. Noriu pasakyti, kad naujos kartos mokslo ir verslo klasteris yra labiau asociacijos pavadinimas, o asociacijos viduje yra kūriamas, jau veikia, galima sakyti, intelektinių paslaugų klasteris. Kas šiuo atveju yra tos intelektinės paslaugos, ir mano pranešime bus toliau jos paminėtos, tai yra pagal ūkinės veiklos sektorius, tai būtų mokymas, švietimas, verslo valdymo konsultacijos, finansinė inžinerija ir informacinės technologijos, komunikacija ir ryšiai. Pati aš dirbu ir mokslo sektoriuje, esu socialinių mokslo kolegijos Vilniaus filialo vadovė. Aukštajame moksle dirbu jau 17 metų, galbūt švietimo srityje, nes mes perėmė tam tikras reformas ir nebuvome iš karto aukštoji mokykla, bet šitoje švietimo srityje dirbu 17 metų ir tas mokslo sąlytis su verslu man iš praktinės pusės yra labai aktualus ir pati tame dalyvauju tiek versle, tiek moksle, todėl galiu pamatyti tas įžvalgas, kur galimos bendradarbiavimo galimybės ir kaip mokslą ir studijas reikia reformuoti, pasitelkiant verslo pagalbą ir iš kitos pusės, kaip verslą galima atgaivinti, paskatinti ir įdiegti inovacijas, pasinaudojant mokslo pagalbą. Taigi, šio mūsų klasterio trumpai tikslas, būtent tos asociacijos ir naujos kartos mokslo ir verslo klasterio tikslas, būtent ir yra skatinti mokslo ir verslo partnerystę. Ši mūsų asociacija veikia jau 2 metus, ji būrė tiek verslo įmonės, tiek mokslo institucijas, aukštąsias mokyklas, mokslo institutus į tokį vieną bendradarinį, kurio ir siekime kartu kurti bendras intelektinės paslaugas. Čia jūs, aišku, matote ir daugiau tokių tikslų, tai siekime, aišku, diegti pažangius žinių vadybos metodus. Ir vienas iš pagrindinių ir tokių ambiciškiausių mūsų tikslų, būtent intelektinių paslaugų klasterio, yra sukurti tokias intelektinės paslaugas arba produktus, nebūtinai paslaugas arba produktai, kuriuos galėtumėm pradėti eksportuoti į užsienio šalis, į trečiąsias rinkas. Nes klasterių veiklos uždavinys ir yra didinti eksportą.
Nes ypač Lietuvoje, aišku, jeigu šalis yra didelės ir gali patenkinti didelius vietinės rinkos poreikius, tai žinoma, galima orientuotis ir vietinę rinką, tačiau bent jau mūsų atveju, kai mes kalbam apie intelektinės paslaugas ir apie mūsų klasterį, tai mūsų klasterio uždavinys yra sukurti tokius produktus, kuriuos mes galėtumėm eksportuoti. Ir jeigu iš tokios praktinės pusės, kalbant apie mūsų tą pavyzdį, kai susibūrėme prieš 2 metus ir vyko tas būrimosi procesas, kai vieni nariai ir klasterių tas būrimasis, koordinavimas iš tikrųjų yra toks tęstinis, nuolatinis procesas ir labai toks vitališkas, gyvas, nes tai nėra, kad klasteris yra sukūriamas ir jis yra kažkokia struktūra, kuri nekinta. Ji kinta nuolat. Vieni nariai gali ateiti, kiti išeiti ir tas procesas yra nuolatinis. Taigi mūsų klasteris irgi išgyveno tam tikrą evoliuciją, žinoma, tada, kai visi susėdom prie vieno stalo, kai pradėjom kalbėtis apie tai, ką galime kartu nuveikti. Taip pat parengėme keletą projektų ir esam gavę paramą ir įvairiems procesams paskatinti tiek pačios asociacijos, tiek apskritai skleisti klasterių idėją Lietuvoje ir burti prie savo asociacijos, prie savo intelektinių paslaugų klasterio naujus dalyvius. Tai organizuodami įvairias regioninės diskusijas Lietuvos regionuose, nes aš važiuoju po įvairius regionus, mes kalbame apie klasterius. Klaipėda pas mus nebuvo numatytas kaip regionas, bet Klaipėdos universiteto ekonomistų klubas išreiškė norą tokią konferenciją organizuoti ir mes sakom, puiku prisidėkim, nes galėtumėm paviešinti tiek mūsų skleidžiamas idėjas ir paskatinti tuos, kuriems tai įdomu prisijungti ir prie mūsų klasterio. Būtent intelektinių paslaugų klasterio, tai toms institucijoms, kurias domina intelektinių paslaugų kūrimas ir eksportas. Aš pati asmeniškai, būdama ir mūsų šitos asociacijos prezidentė, dalyvauju įvairiose veiklose, konferencijose, tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kurios susijusios su klasterių tematika. Kai mes kalbame Lietuvoje apie klasterius, ta sąvoka atrodo pakankamai nauja ir dažnai galbūt kažkokiame rate, galbūt pasakius tą žodį klasteris, dar tikrai nekartą išgirsti, o kas šitas per žodis yra. Apskritai ta klasterio kaip žodžio sąvoka dar yra pakankamai nauja, nors tradiciškai tie patys klasteriai kaip tam tikra ekonominės veiklos organizavimo forma egzistuoja jau labai senai. Ir mes, jeigu pažiūrėtumėm tradiciškai, istoriškai, tai tie patys klasteriai jau yra susiformavę nuo pačios pramoninės revoliucijos pradžios, nuo tų pirmųjų manufaktūrų atsiradimo, nes jos būtent kūrėsi atsižvelgdamos į tam tikrus regiono išteklius, į galimybės kažkokiame konkrečiame regione kurti tam tikras paslaugas. Ir tos manufaktūros, kurios kūrėsi, jos ir kūrėsi klasterių principų. Tik aišku, tas žodis naujasis klasteris, jis į Lietuvoje pakankamai naujas, tačiau pasaulyje apie klasterius jau kalbama senai ir patirtis iš tikrųjų klasterių yra pakankamai pažengusi. Todėl dalyvaudama tose tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose galiu pažvelgti ir pamatyti, kokia ta klasterių evoliucija apskritai pasaulyje vyksta. Ir aišku, Lietuvoje mes dar bandome paskatinti tų tradicinių klasterių susiformavimą, kai tuo tarpu pasaulyje klasterio sąvoka ir sampratai ir apskritai jų vystymosi tendencijos jau pereina į kitokį lygmenį. Todėl, kai pristatysiu jums galbūt šiek tiek tą tradiciją, prie tų skaidrių sugrįšiu anksčiau, bet toliau tai yra. O jeigu mes pažvelgtumėm į tradicinį klasterio apibrėžimą, kurį jūs tikriausiai daug ką žinot, nes ir studentai dalyvaujat, ir akademinės srities atstovai, tai tas tradicinis Porterio apibrėžimas, jis labai akcentuoja kokį pagrindinį momentą, kad tai yra įmonių grupė, kuri veikia tam tikroje geografiškai apibrėžtoje zonoje. Ir geografinis aspektas tradicinėje klasterių sąvokoje, sampratoje yra labai svarbus. Kas tai yra klasteris? Tai jeigu iš to apibrėžimo pažiūrėtum, vienoje
kažkokioje apibrėžtoje geografinėje teritorijoje, kuri, aišku, negali būti apibrėžta dydžiu, nes priklauso nuo šalies, gali būti vienokio ar kitokio dydžio. Artimos kompanijos ar asocijuotos struktūros susijusios kuria bendrą produktą arba bendras paslaugas. Aišku, bendro produkto kūrimas yra pagrindinis klasterio uždavinys. Tai nėra šiaip bendradarbiavimas tarp įmonės, nes jeigu įmonės vien tik bendradarbiauja, susėda prie bendro stalo, kalbasi, dalinasi patirtimi, tai nėra klasteris. Klasterio pagrindinis veiklos tikslas yra bendrų produktų sukūrimas ir ekonominės naudos siekimas. Klasteriai kuriami ne dėl kokių nors socialinių interesų, komunikavimo ar viso kito. Tie interesai irgi yra, jie gali ir turi egzistuoti, tačiau pagrindinis klasterio tikslas, siekiamybė, yra ekonominės naudos siekimas. Jeigu vien tik tai vyksta komunikavimas, pasikeitimas žiniomis, tai toks klasteris būtų žinių tinklas, kažkoks kompetencijų pasidalymo tinklas ar paprasta asociacija. Tačiau jeigu įmonės kartu kažką sukuria,